bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future. Tai kaip jūs supratote, mano tiesiog kiekvienas rytas prasideda vienodai. Šiandien pas mus yra teminis penktadienis, kadangi čia yra paskutinis penktadienis šį mėnesį. Ir visą laiką mūsų mokykla daro tokį tipo teminį penktadienį. Tai šiandienos tema yra kaklaraiščiai, tai yra kaklaraiščių penktadienis. Aš pasiėmiau pas tėtį tokį kaklaraištį ir susigalvau, taip pat, prasme, paprasta, bet man visai gražus tas outfitas, jis taip atrodo. Nice. Tai nežinau, viską tai pamatysit. Tadam! Tai tiesiog dabar aš esu su paprastu outfitu, juodas kelnės, balta maikė, juodas švarkas. Bet aš turiu kaklaraištį, va tokį. Ir aš pasižiūrėjau Pintereste nuotraukų, pavyzdžiui, va tokia yra. Tai ir aš noriu pasidaryti taip pat, man labai gražiai atrodė. Aišku, tėvai man sakė, kad geriau atrodo, kada būna paprastai surištas. Bet aš sakau, aš nebūsiu kaip visi, aš sakau, aš biškai kitaip pasidarysiu. Atrodo kažkaip taip, nežinau, labai keistai. Kaip tiesiog, man atrodo, kad nėra pripratusi akis prie tokio stiliuko. Kažkaip vis ilgiau žiūriu ir vis man labiau patinka. Tai va, labai fainai atrodo. Dabar jau galime eiti prie make-upo. Charging forward when I open my mouth, though I may not know how. I know I was born to sing. Travel the world. Aš manau, kad šitas tušas tiktų tiesiog kiekvienam. Žvilgsnis jis taip pasikeičia ir iš tikrųjų labai gražiai atrodo. Nu, va ir viskas. Čia yra visas mano makiažas. Dabar man jau reikia keliauti į mokyklą, nes kitaip aš pavėluosiu. Man dar reikia užsukti į Maksimą, nusipirkti savo užkandį į mokyklą. Tai neturiu aš daug laiko, dėl to let's go. Hey baby girl, bury my best friend. I'm manifesting. Mums reikia greičiau ateina pavasaris. Visus jau užkniso ta žiema. Aš manau, kad sausis yra pats nereikalingiausias mėnesis. Vasarį, nors vasario 14. Ir vasario 16. Gerai, vasario 16, pavyzdžiui. Raudona diena, nereikia į mokyklą. Labai gera diena, aš labiausiai mėgstu, mano mėgstamiausia šventė. Už Lietuvą, vyrai. Concern, 'cause whatever happens, I'm good. Dar mūsų nepadarė? Ne. Ar tikrai? Man 13. Man 13 metų. Aš vaikštau į kokį klasę 6? Tai darželį tu darai. Aš jau grįžau namo ir aš pakankamai norėčiau kažko tokio lengvo ir skanaus ir saldaus. Turiu 3 porcijas, proteino. Tai dabar aš naudosiu jį, jis yra karamelinio skonio ir naudosiu avižų pieną. Ir dabar mes darysimės tokį protein shake'ą, bet kadangi aš neturiu to specialaus shakerio, tai aš tiesiog naudosiu paprastą gertuvę savo, kurią tiesiog visada visur nešiojas. I'm good. Actually, more than good. Šiaip šitą proteiną man davė sesė, aš ją pati nepirkau, nes aš kažkaip paragavau ir man labai patiko ir jinai man davė. Tai aš labai džiaugiuosi, tai dabar galėsiu labai skaniai pagerti. Tikiuosi bus taip pat skanu, kaip pas sesę namie. Žiauriai skaniai. Skonis yra grinai kaip karamelinio miau, man atrodo. Žiauriai nice. Tadam! Viskas aš jau persirengiau, kaip matote. O mano protein shake'as dar pasimiau tokį šokoladuką. Ir jį suvalgysiu ir jau varysiu į salę. Man dar reikia būtinai susidėti tašį į sporto salę, tai aišku, aš pasiėmu vandenuką. Pasiėmu sporto salės kortelę, kad mane iš visi leistų į sporto salę.
Pasiėmu savo spinelę, kad galėčiau įsidaryti spintelę ir niekas nepaimtų mano daiktų. Kadangi aš einu į pilatesą, tai man neprireiks kėdų sportinių, tai aš tiesiog einu pasiimsiu tapkės, nes vis tiek sportuosiu su kojinėm. Visi mūsų vasariniai batai yra, žodžiu, ten viršui. Tėtis sakė, kad jis tikrai neįs dabar dėl manęs tiesiog imti tas tapkės, dėl to aš pasimsiu savo kroksus, kuriuos, ačiū Dievui, jisai neįdėjo. Tai jo, varysiu su kroksais. Aišku, man reikės dar piniginės, vazelino, raktų ir AirPodsų. Nes be šitų visų dalykų aš niekada neišeinu iš namų. Kur mano treningai? Jau einu į sporto salę, bet mano misija dabar yra tiesiog nepaslysti ir nenukristi. Nes aš jau šiandien ryte labai linksmai paslydau ir daugiau to patirti aš nebenoriu. Aš nebegaliu. Ta prasme, kada toks oras, tai iš jokios motyvacijos nieko nėra. Vis tiek reikia kažkaip išeiti iš tos komforto zonos. Whatever happens, I'm good. Yeah, I'm good. Actually, more than good. Kinda great. But even on the bad days, I thank God for making me brave. 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 Matote, aš jau esu su pižama. Įvyko tokia situacija, kad pas mane tiesiog išsikrovė telefonas, aš net nepastebėjau. Ir jo, tai jau nieko nefilmavau, buvau parduotuvėj, nupirkau mumkolos. Kūnas yra pavargęs, bet taip maloniai pavargęs, nes šita treniruotė nebuvo tokia intensyvi, bet nebuvo tokia, nežinau kaip aiškinti, stipri. Ir to, kad jinai lėta, buvo, man atrodo, dar sunkiau. Tai jo. Lauksiu tėvų, o kol kas noriu pagulėti tiesiog lovytėje, nes senai nedariau to 7 valandą, nes vis laiką eidavau gult apie 11 visą šią savaitę. Kadangi tėvai eina tipo pigs sušių, tai aš turiu irgi savo pareigą ir turiu paruošti visą stalą. Tai dabar, manau, tuo ir užsiimsiu. Nežinau, man atrodo, kad pas mus jau 3 metų ir manau, kiekvienoje šeimoje yra va tokios va lėkštės, kuriuom yra labai daug metų. Nežinau, šitas yra tikrai naujesnis. Tai jo. Šiaip žiūrėk, tokios fainos stiklinės. Jos, man atrodo, nerealios. Labai fainos. Nice, kaip tinka spalvos. Praėjo valanda ir tėvai pagaliau atėjo. Einam ruošti sušius. Let's go. Hello. 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 Hello! Kinda great, even on the bad days, I thank God for making. Aš turiu lifehacką, aš naudoju tokią mentelę ir tiesiog tada lengviau ir greičiau gali įdėti sušius į lėkštę. Me brave. Galima nešti. Aš atrodo, kad iš tikrųjų pavargus, aš ir esu pavargus, bet man reikia padaryti va tokią kaukę. Dailės mokytoja nepaprašė, o pasakė padaryti, nes čia bus pažymiai. Nežinau, čia pas mane kažkokia raganiukė. Viską pasiruošiau, pirštinaitis užsidėjau, tai paėmiau popieriaus, paėmiau laikraštį. Ir pažiūrėti, kaip daryti ją, nes aš tai taip šiaip ir nežinau. Va, jūs irgi išmokinsiu, kaip daryti va tokią vat kaukę. Žiūrėkit. Paėmėm maistinę plėvelę, apvyniojom mūsų kaukytę, viską taip gražiai. Pirmas sluoksnis yra tiesiog vanduo. Tipo, laikraštis pamirkytas vandenyje. Viską apklijavau sluoksnis su vandeniu ir klijais.
Antras sluoksnis irgi pabaigtas, bet taip atrodo. Šiaip atrodo visai fainai. Dabar žiūrėsiu, ką daryti toliau. Baigiau trečią sluoksnį, liko paskutinis sluoksnis, būtent baltų popieriaus. Taigi labai krypi, atrodo mano kaukė. Ir žiemą bėk iš kiemo bus, manau. Prieš einant miegot reikia būtinai nueiti į dušą ir nusiplauti visą makiažą, kuris buvo ant mano veido, absoliučiai nuo pat ryto iki pat vakaro. All my heroes would notice me, so I could be one of the greats on a big stage, inspiring people to pray and give thanks, 'cause somehow we made it. We're always protected while building our legacy. Gražaus vakaro, gražios dienos arba, nežinau, gražaus ryto. Žiūrint, kada jūs tai žiūrite. Bet vis tiek visiems ate. Susitiksime jau labai greitai.